Sveiki visi, šiandien dalinuosi naują meditaciją, kuri buvo rašyta rugpjūčio 11 dieną ir ji buvo medituojama su kalnų krištalu, su labai tokia koncentruota energija, labai tiksle ir dėl to šioje meditacijoje labai daug yra naujų teorijų, sąvokų, paaiškinimų apie įvairias temas. Ir taip pat šita meditacija yra unikali tuo, kad jinai buvo pirmoji, kurios metu aš užklausiau klausimą iš jūsų, iš auditorijos. Ir jūs norėjote sužinoti, tarp klausimų buvo apie angelus sargus. Kas yra angelai sargai, kaip jie bendrauja ir ką galėtų pasąmonė pasidalinti, ką mums šiuo metu būtų pravartu apie tai žinoti. Ir buvo pasidalinta, kaip jie veikia, kokiuose sluoksniuose, lygiuose jie yra ir kaip kitaip mes galime juos žiūrėti. Kad tai nėra vien tik tai sudievinta kažkas danguje, kažkas nepasiekiama, o tai yra labai labai arti mūsų ir daug arčiau negu mes galvojame. Taip pat šitoje meditacijoje buvo labai smarkiai liečiama tema įsižeminimo, kaip tai yra svarbu žmonėms įsižeminti, ką tai duoda ir kaip tai padaryti. Ir tema apie laisvą valią, nes tai buvo persipinę visoje šitoje meditacijoje laisvos valios sąvoka ir kaip mes kitaip galime ją pažiūrėti, kad tai yra unikalus įrankis, kuriuo naudodamiesi mes gebame kurti realybę ir manifestuoti taip, kaip mes norėtume, kartu su visa kūrinyje, harmonijoje ir kaip ta laisva valia veikia. Ir kaip angelai sargai gali bendrauti su mumis tik mūsų laisvos valios išraiškoje. Tai labai daug informacijos, jinai labai tokia koncentruota, tiesiog duoda ir tiesiog reikia laiko netgi jai iš tikrųjų įsisavinti, suvokti ir perprasti šiuos gamtos principus ir dėsnius. Taigi linkiu malonaus klausymo. Jeigu turite klausimų, kuriuos norėtumėte irgi užduoti vienos iš tokių meditacijų metu, tai drąsiai komentuokite, rašykite, tikrai įdomu būtų panagrinėti, užklausti ir praplėsti dar plačiau savo akiratį pasaulio matymą. Taigi linkiu malonaus klausymo ir susitiksim netrukus. Įkvėpimas. Ir iškvėpimas. Šiandien pirma mintis buvo pasišnekėti apie kojas, apie kojų įsižeminimą einantį per kojas, per kojas žmonių ir kartu ir apie angelus sargus. Tai, nežinau, tokios dvi užklausas, viena visiškai iš pasąmonės atėjo apie kojų skausmus, kojų negalavimus, ėjimus ne tą kryptimi. Ir turime klausimą iš žmonių, norėjau paklausti apie angelus sargus, norėjau daugiau sužinoti. Ir jaučiu, kaip energija keičiasi abiejų dalykų ir jie labai yra iš tikrųjų susiję. Ir niekada niekas, ką jūs pagalvojate, nėra atsitiktina kažkas tarsi spontaniškai netyčia išėjo, nutikė. Viskas yra labai labai surišta ir viena mintis maitina kitą mintį ir taip plėtojasi vaizdas, kuris virsta ir kūnu, virsta ir materializuojasi suvokimais, kurie keičia paskui jūsų kiekvieną kasdienybę. Tai apie kojas. Daug žmonių jaučia kojų skausmus. Kartais, kodėl sako, kai temperatūra pakyla, jaučia kojų sukimą, kaulų sukimą, kuris dažniausiai pačioj pradžioj prasideda per kojas, nes kojas yra įsižeminimas. Jūs įsižeminate į žemę ir kai organizmas suserga, jisai ypatingai ir nori įsižeminti, nes pasąmoniškai įsižeminimas gražina jam tvirtybę, atsirėmimą, tačiau yra sudėtinga tai padaryti, nes yra ir kitų įtakų iš aplinkos, dėl to įsižeminimą yra sunkiau padaryti, bet tai toks natūralus būdas bandyti įsižeminti. Vienas iš būdų. Atrodo nesąmonė, apie ką dabar šneku, protas labai aktyvus, juokiasi, bet kojos. Tai yra jūsų judėjimo įrankis ir jūsų įsižeminimo. Ir jeigu kojose jaučiate diskomfortą, yra sunku su judėjimu ir su įsižeminimu. Dažnai savęs klausite, kodėl jūs esate šitoje žemėje ir nežinote savo paskirties. Kam iš čia atėjote, koks jūsų tikslas, kam čia būti.
visi va šitie klausimai jūs išsveria iš pasitikėjimo savimi, iš išsižeminimo energijos. Ir tada pradeda klibėti visas pastatas, visas bokštas. Ir kūnas tai parodo, atsako labai dažnai per kojas. Nes kojos yra jūsų šaknis. Medžio pati tvirtybė yra šaknyse. Medžio pati tvirtybė yra toje vietoje, kuri įleidžia savo koją, savo šaknis į žemę. Ir eina gilin į pasaulio centrą. Tai galima ir įsižeminimą padaryti dabar pratimą, pastiprinti jūsų įsižeminimą. Nes ką įsižeminimas duoda, tai yra nebandymą kontroliuoti. Kai jūs įsižeminate, jūs nekontroliuojate taip dalykų. Jūs esate tvirti, jūs būnate tvirti kaip tvirtas ąžuolas, kuris stovi ir jis žino, kad jo vėjas, joksai vėjas jam neturės įtakos. Jis gali stovėti ir atlaikyti bet kokią audrą. Ir dėl to, kad jis yra įsižeminęs, tai nereiškia, kad jisai tos audros nebijo. Jeigu tai būtų mažytis medelis, jaunas žaliukas dar, arba tiesiog smulkus, jisai daugiau turi nerimą dėl to vėjo, nes jisai netaip tvirtai stovi šią žemę ir čia yra skirtingos būsenos. Ir visi mes jas patiriame, esame visi įmanomi medžiai. Ir baimė tai yra tiesiog įsižeminimo kiekio santykis su išoriniu pasauliu. Tai yra dėsniai. Ir tai nėra, kad tiesiog baimė kažkas atskiro ar ten kiti jausmai, o tai yra tiesiog įsižeminimo kiekio proporcija. Ir kuo jūs tvirčiau įleidžiat šaknis į žemę, to jūs tampate tvirtesni ąžuolai, nebe tokie liauni medeliai. Jūs išjudinti yra žymiai sudėtingiau ir jūs net nepasiduodate šitiem visiems vėjam. Jūs tuos vėjus priimate kaip malonumą, kaip gaivą, kuri pereina per jūsų šakeles. Ir jeigu net ir kažkokios šakelės dalelė nulūžta, tai yra dėl to, kad nauja tvirtesnė išaugtų arba pasikeistų jūsų šakos kryptis. Jūs tiesiog priimate tai kaip tokį kūrybinę erdvę, kurioje galite keistis, lipdytis ir vis transformuotis į visas įmanomas kitas pusės. Ir įsižeminimui nereikia tvirtybės. Daug kas sako, va, būk stipri, būk tvirta ar tvirtas, pasitikėkit savimi ir taip toliau. Tai yra labai siektini, nuostabūs idealai ir galutinė tokia tarsi būsena. Bet kad ją pasiekti, tai ne kalnus reikia versti, ne ten visiškai pasikeisti, o tiesiog kuo daugiau įsižeminti, kojomis įsižeminti į žemę. Ir kaip minėjome, galime padaryti pratimą, tiesiog įsivaizduokit save, nesvarbu, kur būtumėte dabar, ar stovite, ar sėdite, ar netgi gulite. Tiesiog įsivaizduokit, kaip jūsų po jumis, ar iš kojų, ar tiesiog po jumis, jeigu gulite, tęsiasi toks šaknų energija, tokia kaip skystis, kaip šaltinėlis, iš jūsų tiesiog teka į žemės paviršių. Ir nuo to paviršiaus įteka gilin į žemę ir teka vis gilin per jos visas uolienas, visus sluoksnius, visur teka žemyn. Ir jūs jaučiat, kaip iš jūsų kūno praeina ta energija užsistovėjusi. Praeina kaip medus, išteka iš jūsų kūno. Išteka, kol pasiekia žemės centrą. Be galo stipri energija. Ir žemė sukasi, dabar jaučiate po jumis ir jūs tiesiog visiškai tvirtai sėdit. Ir nesvarbu, jūs būsite aukštyn kojom ar žemiai, nesvarbu, kaip jūs besisuktumėt, jūs tvirtai yra apglėbus gravitacija. Jūs neišsigastate, kad galite atšokti nuo žemės, kad kažką reikia suvaldyti, sukontroliuoti, nes jūs tvirtai laiko šitą gravitaciją. Iš tikrųjų, baimė, vat ir neįsižeminimo, ir psichologinė, fizinė, tai būt kartu ir neveikiamam gravitacijos, toks lengvas tarsi atitrūkimas nuo dėsnių, kurie veikia šitam pasaulyje. Čia labai gilus raktas dabar, ką pasakėme, tai labai gilus raktas. Dažniau pagalvokite, kad baimė ir visi kiti dalykai ateina nuo to, kad jūs bijote prarasti ryšį su ta realybė, ją abejojate ir nevyksta ta trauka. O per tą trauką, kai esate pilnai gravitacijos,
liečiami, apglėbiami šios žemės tokią skraistę, meilę, esate šito realybėj pilnai, jūs galite lengviau viską prisitraukti, jūs galite lengviau pildyti savo svajonės ir veiksmai greitesni būna, kai esate įsižeminę. Protas sako, kad būna labai daug dalykų, dėl kurių nesinori čia būti šitą žemėje. Tai visokie pykčiai, agresijos, net blokuoja žodį geras, smurtas, neapykanta. Visi šitie jausmai, kurios netgi blokuoja protas dabar šiuo metu. Tai kaip įsižeminti, kai žinai, kad realybėje iš tikrųjų aplinkui visą tai visą laiką plevėsuoja yra. Ir su tuo visiškai nesutinki ir turi būti. Ką daryti tada? Kai tiek daug skausmo aplinkui, tiek daug neteisybės, kiekvieno iš mūsų gyvenimų yra tiek neteisybės, kad atrodo, kodėl tai iš vis turėjo būti sukurta. Įsivaizduokite dirvą. Dabar tokį žemės pjūvį, įsivaizduokit, kaip viršuje auga žolės, auga laukai ir tada žemė matosi, pradeda tamsėti iš smėliuko, tampa tamsi, porėta ir tose poros yra skirtingų akmenėlių, skirtingų kristalėlių, skirtingų žemyčių, skirtingų visko, skirtingų vabaliukų, skirtingų parazitaujančių, jeigu galima taip sakyti, didžiosios daugumos veiksmam nepritarančių ir iš kitų sąskaitos, taip sakant, resursais tingesnių gyvenančių pusių, tai, sakau, gamtos tokie dalykai, visą tai įsivaizduokite ir kokia tai yra įvairovė. Ir visą tai sudaro tą žemę, kurios dabar esate įsižeminę. Ir jūsų dalis, kur nesutinka su tuo, yra vienas iš smėlio dalelių, kuri mato kitaip, kuri irgi yra reikalinga kaip šios žemės derlingumui, dirvai, porėtumui ir jos potencialui, evoliucijai. Jūsų mintis tos, kurios nesutinka su tuo kažkuo, kas tai bebūtų, nesvarbu, kas tai yra menkiausia situacija, ar jau rimti didžiuliai dalykai, veikiantis daugybės sluoksnių. Tai yra jūsų unikali dalelė būti čia. Ir jūsų žemė su savo gravitacija čia irgi pasikvietė, su savo visais kitokiais pasaulio matymais. Ir jūs piktinatės kitų akmenėlių, kuris yra šiek tiek kitoks negu jūs, atėjęs su savo tiesa. Ir jūs piktinatės. Bet visi kartu esate vienas. Ir tai protui tai labai sunku suprasti. Ir mes jaučiame net ir dabar, kaip jisai visas raitosi ir negali to priimti. Kad kaip idėja tai yra priimama, kad tai gražu, atrodo, pafilosofuoti apie tai, bet kaip protas atrodo arba nutils iš viso, arba to tiesiog negali priimti kaip tokia tiesiog idėja kalbės. Ir ateis laikas, kai tai suprasite. Ir kai tai suprasite, tada iš viso viskas staiga suvienodės. Čia toks įdomus irgi paradoksas. Kol visi gina savo kristalą, savo smiltelę, savo tą žemės trupinėlio dalį skirtingą cheminę reakciją ir tiesiog medžiagą skirtingą, tol ir vyksta ta kova ir tiek daug įvairovės. O kai kiekvienas priima tai, kaip yra, pasako gerai, aš toks esu, tu toks esi. Ir tiesiog supranti, kad viskas prisėda link vieno kažko gero ir tada nelieka noro labai, labai aktyviai nueiti į vieną ar kitą pusę. Ir tada žemė suvienodėja. Ir tada įvyksta toks, kita alcheminė jungtis, kitas dalykas. Ir tada nelieka tiek to pasipiktinimo ir tada gera būti pasidaro. Prie to prieina, kad ta kančia, jinai nebėra jau kančia. Jin tiesiog išnyko, nes nebėra niekam kam ką įrodinėti, nes visi leidžia vieni kitiem būti, o tada ir esi, bet nesi su aktyvia, kartais griaunančia dalimi. Nes nereikia kovoti. Ir galima šito žodžiu suprasti labai įvairiai ir kiekvienas pagal savo matymo poziciją, matymo dar skirtingą medžiagiškumo išsiskleidimą gali šitos tiesas dabar suvokti. Ir vieni priims labai, kad tai ta prasme galima toliau tada užmerkti akis prieš blogį, leisti jam būti
jisai vis tiek bus blogas, jis niekad neišsisems. Kiti mato tame, kad iš tikrųjų, kai tu leidi būt ir nekalbame pačią to rezultato jau galutinį tašką, kai jau, sakykim, yra įsisenėjusi problema, kurią lygiai taip pat, aišku, galima išgydyti. Tiesiog užtrunka ilgiau ir efektas netoks greitas, bet mažose smulkmenose kasdienybėje, nuo pat pradžių, ką bedarytume mes, ar tiesiog mokinti visuomenę, jaunąją dalį jos, kad yra kitaip ir nereikia kažko įrodinėti, esam visi tokie, kokie turim būti, nebėra tokio susipriešinimo. Ir tie procesai, kadangi šitas pasaulis yra žymiai lėtesnis negu kiti pasauliai, kai kurie. Šitą realybė pakankamai yra lėta, nors iš tikrųjų lėtumas irgi yra relatyvus dalykas. Kas vieniem lėta, kitiem galbūt ne, ir čia irgi labai labai skirtingai galima tai interpretuoti. Tačiau šitas pasaulis, jo efektas, jo manifestacijos, tas terminas, nuo minties, nuo noro iki išsivystymo yra daug lėtesnis. Ir dėl to užtrunka kai kurios dalykus yra padaryti. Dėl to nukenčia tarsi stebuklo sąvoka. Nes tada pradedama abejoti stebuklais, pradedama abejoti, kad kažkas gali magiško įvykti. Ir kai atsipalaiduojame ir kai leidžiam tam laikui tekėti, kuris ir yra tas stebuklas. Tas terminas nuo noro, nuo idėjos, nuo minties iki manifestavimuose, laikas ir yra pats manifestavimas. Tas pats stebuklas, kuris manifestuoja. Laikas yra ta masė, tas stebuklas, tie burtai, kaip pasakoje būna, kur krikštamotė bakstelėjus su savo burtų lazdele iššaukia tas žiežirbas. Ir jos keliauja, tai yra laikas. Laikas yra stebuklas. Ir dėl to mes tyrinėjame savo praeitus gyvenimus, ateities gyvenimus, paralelinius gyvenimus, kitas dimensijas, nes viskas egzistuoja čia ir dabar, atrodo, ir mes kartu keliavom laiku. Ir tas laikas ir yra manifestacija, nes jūs išsigydote kažką, sužinoję kažką, kas buvo kitoje plotmėje ir šitą plotmę paveikia. Ir tai nėra, kad tai yra išsigydymas. Tai yra daugiau vienas kito sąmoningas pajutimas. Tokia matau kaip aštunkojus, kurio čiuptuvėliai staiga vienas kitą pajunta ir staiga vienas iš visai kito jo pusės, kitos pusės staiga suvokia, kad kita egzistuoja ir jie susimato, ir tada vėl kitos sureaguoja. Toks organizmas bendras, šitoje visatos, toks kaip, jeigu taip labai jau taip plokščiai pailiustruoti, yra tie principai tokie. Ir tai nereiškia išsigydymas, tiesiog viena laiko juosta arba manifestacija, sakykime, sužino kitą ir jūs patys tarsi sukūrėte tai, ką nugyvenote ir ką nugyvensite. Sukūrėte tą akimirką, kai suvokate, kad tai buvo. Ir kartu tą realybę lygiai taip pat jūs sukūrėte čionais. Yra tokių terminų, kurios žmogiškais žodžiais pasakyti yra sunku, nes žodžiai yra gan irgi tokia plokštesnė, lėtesnė medija, ją įmanoma pasakyti, bet jai reikia laiko, reikia neskubėti, reikia laiko išjausti ir turėti įgūdžius per įgūdžių lavinimą, per šnekėjimą, per lavinimą minčių, dėliojimo raišlaus, ką iš tikrųjų daug lengviau yra pajausti. Ir tie pajutimo tos akimirkos. Gerai, o kaip tos akimirkas įžeminti, kad jos būtų, ką suvokiau ir tai užsilieka ir aš to nepamirštu ir tai taikau ir tai tampa tokia viena mano dar kitų dalių ir aš nereikia kiekvieną kartą savęs priminti, pratimais ir panašiai. Viskas yra jūsų laisvoj valiai. Ir kadangi taisyklės yra šios realybės laike gyventi, tame stebukle, kuris yra toks sulėtintas, užsišaldęs, lėtai judantis, jums reikėtų laisva valia daugiau naudotis. Ir kiekvieną kartą, kai kažką sužinote ir tikitės, kad visą tai prisiminsite, būtent laisvos valios raiška jums duota tam, kad tą kažką, ką sužinojote, taikytumėte, jį kasdien praktikuotumėte, tą sąvoką, suvokimą, naują kažkokį įprotį, taikytumėte ir tokiu būdu jūs išreiškite laisvą valią, kad aš savo darbu, savo tai, ką galiu materialiai čia nuveikti,
aš priimu, kad aš tai einu to keliu. Tai yra jūsų laisvos valios išraiška. Nes idėjos jos gali plevesuoti. Idėjos, tos savokos, kurios yra siektinos, jos gali plevesuoti. Bet jūs tik savo darbu galite jas pagauti ir žeminti. Tai dėl to reikalingas tas laikas, negali viskas būti tiesiog imta ir įrašyta iš karto, nes tai būtų toks, kokia stipri informacija, tai tiesiog būtų labai labai stiprus galios jums uždėjimas, toks, jau prieš valią. Nes mes ir esame jūsų dalis, tiesiog didesnė dalis, šnekam dabar, bet negalima uždėti savokomis. Savokos ateina iš jūsų pačių dalių, iš aukščiau, aukščiau šitoj savokai taip skamba. Tiesiog iš ten, kur protų loginiam sunku apriepti iš karto greit. Ateina tarsi laikų iš ateities, iš tos manifestacijos stebuklo, to šaltinio, galima sakyti, iš tolimesnių, ten tų greitesnių jo dalių. Ir jam reikia laiko čia atsirasti, o kad tai įvyktų, jūs turite laisvą valią tai priimti. Ir pavyzdžiui, buvo daugybė, puikus pavyzdys, vaikas mokosi mokinys mokykloje ir jam daugybė skirtingų pamokų parodoma. Jam daugybė skirtingų pasaulių yra atveriama tenais. Daugybė skirtingų šakų, meno, sporto, mokslo yra pristatoma. Ir jisai niekada netaps visų tų dalykų meistras. Nebent labai laisva valia norės visais jais tapti. Dažniausiai išsirenka kažką, dėl ko labai stipriai reikia norėti dirbti, stengtis, praktikuoti ir daugiau kažkuriam dalykui skirti dėmesio. Taip išreiškiama laisva valia, kad aš iš tų man sukurtų idėjų nusprendžiau dabar judėti tuo keliu, tą idėją. Kristinos atveju tai buvo menas. Iš daugybės pristatytų istorijų idėjų, viena turbūt labiausiai stipriausių ją vedančių buvo menas. Ir jinai dėjus daugybę pastangų darbo, šito keliu nuėjo. Tai buvo laisvos valios išraiška, jinai galėjo savo laisvą valią bet kur kitur pateikti. Galėjo matematikoje, galėjo fizikoje. Ir nėra, kad nesiseka kai kurie dalykai žmonėm, kad man nesiseka matematika ar panašiai. Tiesiog ten reikia dar daugiau įdėti darbo, vadinasi, tenais nėra noro ir tenais reikia daug darbo dėl to, kad nėra daug noro. Ir tai nėra, kad talento žmogus neturi. Tiesiog yra skirtingas tos laisvos valios įdėjimas. O ką apie angelų sargus sakė, šiandien pašnekėsit? Klausė apie angelų sargus, norėtų daugiau sužinoti žmonės. Kaip angelai sargai veikia ir kokia jų energija. Toks ant žiovulio iš karto. Atpalaiduoja labai. Kvėpimas ir iškvėpimas. Kvėpimas. Ir iškvėpimas. Jūs kiekvienas esate savo angelas sargas. Ir tai nėra, kad aplink jūs stovi šimtai nuo jūsų atskirų kažkokių kitų angelų sargų ar panašiai. Tai yra jūsų pačių šešėlis, jūsų pačių šviesa, jūsų pačių sparnai. Net matau, dabar sparnai išeina iš nugaros. O nugara kodėl? Kodėl nugara? Kodėl sparnai yra vaizduojami visą laiką nugaros, kad jie iš tenais išauga? Nes tai yra skrydis ir tai yra dar viena rankų dimensija žmoguje, jeigu taip žiūrėti. Žmogus įgauna savo rankom ne tik tais trimatį judėjimą, to plokščią tokį, o jis įgauna dar daugiau matmenų. Ir jis gali ir skristi, ir sukuriuoti, ir panerti, ir viską gauna. Jeigu įgauna dar, sakykime, tas sparnų pavidalą. Sparnai yra jūsų jungiamoji dalis su aukštesnėmis tomis dimensijomis, kurių nemato akis. Tai jūsų polėkis. Tai jūsų ir patys angelai sargai, kai jūs kreipiatės, tai jūs kreipiatės į idėją, kuri yra iš ten aukščiau, iš tų sparnų, į kitą dėsnį, tarsi kreipiatės į savo versiją, kuri yra
neveikiama viso šito plokštumo ir jinai turi jūsų rankom, tom manifestacijom greitesnį ir laiką, numatymą, išmintį, prieimą prie atminties, negu šitame plotmėje žemėje šiuo metu, kuomet yra pasirinkta šitoje amnezijoje papūti. Tai jūs kreipiatės į savo tą kitą versiją. Ir jūsų tų versijų daugybė yra. Ir kokia prie jūsų apsireikš, ar tai būtų Gabrielius, ar Mykolas, ar visi kiti įmanomi, drakonai, jūsų kiti angelai sargai, kokie tai bebūtų, tai jūsų skirtingos dalys, kurios tarsi tie sparnai simbolizuoja tą tokį lengvumą, tą skrydį iš aukščiau, iš aukštesnės perspektyvos, virš slėnių, virš laukų, virš viso žemės paviršiaus. Ir labai įdomus paradoksas, jūs galite, kaip minėjome, bendrauti su savimi. Vat ką dabar darote, ką dabar Kristina daro, jinai bendrauja su savo kitomis dalimis. Ir pasitelkia ir kristalų pagalba, laiko rankose įvairius akmenėlius ir jų energiją jinai pastiprina, o kai kurias savybės ir kaip tik susilpnina tam, kad galėtų kalbėti viena ar kita jos, sakykime, versija iš kitų jos dalių, kurios gyvena. Ir tų versijų jūs turite milijonai. Ir tai nėra jūsų pačių vienintelė, tik mano tokia ir išskirtinė versija. Tai yra bendras toks šaltinis, bendra biblioteka. Ir daugelis sako, jo, norėčiau, aš nedalyvauju šitam pasaulyje, neturėti ego, bet jūs įsivaizduokit, kai jūs išeitumėt į tą biblioteką ir jūs tiesiog matote daugybę knygų. Ir nėra ego. Kas jas parašė? Nėra autorių. Yra tiesiog knygos. Kaip pasikeičia savoka ir kaip iš tikrųjų dar labai nedaugelis gali tokiame pasaulyje pabūti. Be savo ego visiškos būties buvimo. Ir labai svarbu yra įsižeminti šitą realybėje, nebijoti ją įsižeminti, suleist šaknis tiesiog į žemę, jausti kaip įteka jūsų visos tos versijos į žemę ir tada galite daugiau ir suvokti šito žemėje. Jūsų neišjudina vėjai, jūs teisingai galite informaciją priimti tiesiog. Nes kai vėjas judina, jūs esate strese, įtampo ir jūs negalite giliau pažvelgti į save. Jūs tiesiog kaip tarsi netvirtai laikotės, jūs patys save išbalansuojat savo energijom, kurios nepraeina to lygiai. Jei jūs įsižeminate tvirtai į žemę, jūs apgaubia jos gravitaciją, jūs žinote, ką jūs čia veikiat, saugiai stovit, jūsų angelai sargai pradeda su jumis šnekėtis. Ir jie apsireiškia įvairiausiais būdais ir kiekvienam visiškai skirtingai. Taip, kaip labiausiai šitą individą, kuriam apsireiškia, gali, sakykime, dėmesio atkreipti, paveikti, nes ne visus, pavyzdžiui, paveiks vienas ar kitas simbolis. Kai kurie žmonės visiškai kai kurių dalykų nepastebė, yra žmonių, kurie spalvų, pavyzdžiui, nemato, tai spalvomis jau to nebepadarysi taip, kaip galėtum žmogų. Padarysi kitaip, padarysi per garsą, per jausmą, per bet ką. Angelai sargai, jūsų kitos versijos kalbasi su jumis per visur. O kodėl mes vadiname juos angelais sargais? Kodėl jie sergėja? Ką jie daro sergėdami? Jie sergėja nuo apatiškumo, nuo ignoracijos, nuo ignorantiškumo, nuo viso to tokio, nuo neįsižeminimo, nuo tamsos, kuri paskui jūs pačius žeidžia, nuo to viso išsibalansavimo saugoja. Jie gražina tą centrą į jūs. Ir yra tokia labai žodis praplauta, labai nuo jo nuo jo čia įdiegta, geras būtų žodis, gal labai technologiškas tik tais. Tokia programa, kurią dabar net blokuoja mintis jaučiu. Kad angelai ir visas tas ėjimas angelų keliu yra labai tik pozityvus, jūs iškylat ir nieko blogo nenorit priimti. Tai ne apie tai, tai būtent priėmimas visų savo dalių, kokios jos bebūtų, ir tas klaidingas dogmatiškas matymas, kad angelas yra tik šviesa. Ir pavyzdžiui, kritusių angelų visa praeitis yra demonizuojama, kokia jinai yra. Kai iš tikrųjų tiesiog buvo angelas, kuris patyrė ir tą, ir jis jumise ir tą pasako tam, kad jūs galėtumėt įsižeminti ir atlaikyti savo vėją. Tai jūsų versijos, kurios krito ir kilo,
Ir tai nereiškia, kad jūs turite klausyti vien tik savo tos vienintelės šventosios versijos, kurių nekartą esate gyvenę ir buvę, bet yra jūsų ir kitų versijų. Jeigu jūs įsivaizduojat visi pasaulyje dabar čia gyvenantis, kadangi visi yra prieš negatyvumą iš dalies, žmogus kaip ir nenori skausmo patirti ir daryti kitiem ir daugelis sutinka, kad kas yra skausminga, negerai, mes tuo atrodo nenorim nei čia būti, nei esame buvę kitam gyvenime, nes taip, ta prasme, kaip galima, nepritariu tam, bet kažkur jūsų versija tai vis tiek buvo tokia. Kažkada, galbūt ateity, praeitį, nesvarbu, kažkada kažkuri versija tokia buvo. Ir nors šita nesuvokia su tuo ir nenori to priimti, ir nes normalu, kad jinai kitokia yra šį kartą. Jinai priešinasi tai versijai. Ir tai labai yra sunku suvokti protų, skauda, bet jeigu žmogus sugebėtų tai padaryti, atsidarytų tokie vartai. Ir tai yra pagrindinis dalykas, dėl ko didieji filosofai, žmonės pasišventę tam ieškojimui eidavo į kalnus, į save, tiesiog ieškoti, kad ir tiesiog ant suoliuko sėdėti ir apie tai mąstyti. Bet šitų tiesų jie ir eidavo. To įsižeminimo ir suvokimo, kad visas pusės savo turi priimti ir visus tas šokiruojančias dalis ir išleisti emocijas iš kūno į žemę užsistovėjusias. Nes daugelis praeitų gyvenimo ar ateities ar kitų, čia tiesiog praeitį gyvenimą kaip tokia savoka, jie pasireiškia čionais kaip kažkokie atsiminimai, glimpsai ir jie labai stipriai gali paveikti net ir kūną. Ir tai nebūtinai, kad kažką aš sužinojau, bet kartais būna kažkas šiaip išprovokuoja, einat gatve ir kažkas labai tiesiog jūs paliečia. Tai yra irgi viena iš jūsų praeities dalių, ateities besibeldžiančių čionais, jinai gali netgi pasilikti kūne kurį laiką. Ir dėl to turit nelaikyti tų emocijų, jas paleisti. Nedestruktyviu, aišku, būdu, ne apie tai. Bet nenustumti šalį, kad tu tokia šlikšti ir net, atrodo, net graudulys ateina apie tai pagalvojus. Suvaizduokit, kaip jūs esate vaikas, nežinau, kokiu ten 6-5 metų, jūs jau taip matot ir jūs norit pasakyti savo kažkokią poziciją ir jūs tiesiog nurašo, ai, čia į tavo, ar tai tavo pyktis, kad tu užsiplėski, nes kitaip nemoki išreikšti. Ir pasielgi, gal ne ypatingai labai tvarkingai kažkokį padarį išdaigą. Ir tave labai teisia, nesupranta, neklausyksim, išsiverks ir praeis. Ir taip ir žiūrit su savo emocijom ir kaip skaudu tam vaikui, kuris lieka nesuprastas, net jaučiasi tas gumulėlis gerklėje, kuris kimba. Tokio graudulio, nesupratimo ir tai net nežinau. Ir pyktis, ir labai didžiulis bejėgiškumo jausmas. Be galo toks nepritapimas. Ir ta emocija dabar kyla. Jaučiat, kokia jinai eina per gerklę net visą. Tada sunku šnekėti. Tai daliai pasidaro sunku šnekėti, kuri yra atstumta. Ir labai labai graudu, labai sunku. Ir kartais ant tiek skauda, kad net užsidaro. Ir kas tada belieka? Tada belieka ašaros. Ir tai yra tas įsižeminimas, kuris teka kitomis kryptimis. Jis lygiai taip pat pasiekia žemę, bet jau nebe per kojas. Ne per tą tvirtą tokį stovėjimą, o per tokį išsivalymą kitą dalimi, nes kūnas vis tiek linkęs valytis, tai jisai ieško būdo, kaip tai padaryti. Ir atstumta emocija, kažkoks prisiminimas ar dalykas, jisai graudžiai sėdi atstumtas kūne ir tai atsiliepia į tokį užsistovėjimą. Ir kūne atsiranda visokie disbalansai. Stebėkite vietas, kuriuose jums kažkas kūne yra diskomfortiška. Ta vieta tikrai jums nori kažką pasakyti. Ir pasakyti labai, labai aiškiai ir paprastai. Taip paprastai, kad kartais tiesiog net protas net nenori to priimti. Klausykit savo kūną ir nenustumkit savo emocijų. Ženkit su tom emocijom. Į priekį jas priėjome, kad taip, aš galėjau ir taip pasijausti. Taip, pasaulyje ir taip yra. Bet jeigu aš atėjau čia su tokiu savo požiūriu, jeigu aš atėjau su tokia savo šviesa, tai ne tam, kad kažką ten labai su kažko kovoti, kad taip nedaryti, bet spindėti savo pavyzdžių. Būt savimi, vadinasi, manęs čia reikėjo.
taip įvyko fizikiniai, taip dėsniai susidėlioja, kad aš esu tas fizikinis dėsnis, kuris turi čia būti. Kad atlaikytų visus kitus dėsnius taip pat ir būtų harmonija. Ir aš esu visos tos mišrainės dalis tiesiog. Ir aš kažkodėl įsivaizdavau, kad šita dalis yra kažkuo stipresnė, geresnė, pranašesnė. Vien dėl to, kad mano fokusas yra čionais. Bet kartu ateina didžiulė meilė ir susižavėjimas, ir tvirtybė, ir noras, ir saugumas, nes tu žinai, kad tu esi tai, už ką tu visą laiką ir kovoji. Už tai, kuo tu visą laiką tikėjai, už tai, kaip tu skirtingai pasaulį matai. Ir va tas gėris, kurį tu norėtum, kad būtų čia pasaulyje ir nebūtų to blogai, jis yra čia tavie viduj, visi tavo angelai sargai yra tavo viduj. Ir atrodo, protas sako, nukrypote mano angelų sargus, tai mes čia vėl kažkur nuėjom. Nenuėjom. Tie angelai sargai tai nėra, kad kažkas, apie ką aš tiesiog dabar pasakosiu, kaip, nežinau, senovės paveiksluose Michelangelo vaizduojami angelai debesėliuose. Ne. Tie angelai yra jumyse ir va tie tamsus kartais angelai. Kad angelai sargai yra visokiausi. Ir jūs patys esate angelas sargas savo kitom dalim atgal. Ir kažkuri kita dalis lygiai taip pat jūs dabar gali atstumti ir atstumėt tikrai kažkurioje dalyje. Kažkurioje visatos kampelį jūs lygiai taip pat atstumėt. Ir jūs lygiai taip pat negalite pasakyti. Nors su didžiausia meilė norėtumėt padėti į savo dalį. Tai kaip reikėtų elgtis? Mylėti save ir žinot, kad tu esi visos šitos ekosistemos dalis, unikali tokia, kokia esi, ir turi būti šiandien unikali tokia, kokia esi. Nekopijuoti, nekeisti, nes tada atsiranda susipriešinimas, pyktis ir panašiai. Būti savimi ir iš kitų nereikalauti būti visiems tokiem, koks tu esi. Tiesiog būti pačiam ir va ta didžiausia meilė pajusto, ko mes visi siekiam išorėje meilės. Ir tokios meilės, kokią mes patys duodam pasauliui. Nes tai yra meilės kalba, su kuria mes šnekame su pasauliu. Tai jos reikėtų gal ne išorėje ieškoti. O viduje visų pirma, suvokia, kad ta meilė su aš tas šaltinis, ne visą laiką manyje yra, kam ją dar kitur matyti. Būnant savimi ir ją spindint, va tada jinai nušvies kitų žmonių, jų savybės, gerasias savybės. Ir tiesiog va tą priimti. Ir tas blogis pasaulis yra dėl to, kad irgi kažkas stengiasi keistis, pyko dėl kažko, užsisklendė, nenorėjo kažko priimti, jautėsi nuskriaustas, apgautas, išduotas. Ir visą tai susiniveliavo ir prisitraukė tokius angelus sargus, kurie irgi iš tų pačių dimensijų. Iš tokių panašių dažnių, nes tie dažniai save gali labiausiai suvokti, bet kai suvoki savo ir tas tamsiasias dalis, ir dar kartą ir perinės, tai čia tokia transformacija vyksta ir reikia suvokti, kad niekada nebus vien tik tais šviesa ir angeliškos dalykas. Ir atlaik yra kažkas, kam reikia dinamikos, kas turi judėti. Ir atrodo, tie visi angelai sargai stiebėsi tą šaltinį, tą aukso, tą tokį, nežinau, grinai tą visato šaltinį jau. Su visom savo dalelėm. Čia kaip šviesa, matot, kai spindi, jinai palieka daugybę skirtingų kitus atspalvių ir tie atspalviai ir yra iš šaltinės besiskleidžiantis šviesa, kuri vis toliau einant daugiau įgauna savo skirtingų tonų. Bet jūs visi iš tos pačios šviesos, kad ir kaip banaliai skambėtų. Čia kaip šiandien Kristina ištraukė sausainį, Fortune Cookie, kuriame buvo tekstas parašytas. Mes skaitome knygas tam, kad galėtume save patys perskaityti. Mes skaitome knygas tam, kad galėtume patys save perskaityti. Tai angelai sargai skaito jūs tam, kad galėtų patys save suprasti. Ir jūs, angelas sargas, skaitote save tam, skaitote knygas tam, kad galėtume save suprasti. Yra tas toks neužbaigtas ratas, niekada nesibaigiantis, bet kartu ir uždaras. Ir dar buvo atėjęs suvokimas apie mąstymą ir kad kuo
daugiau mastai, tu daugiau nori. Nes taip, tai yra judėjimas, tai išjudi iš vienos vietos. Tai ir čia atrodo, sužinai kažką, pradedi dar mąstyti, dar daugiau nori. Tai yra, neatsiejama šio pasaulio dalis, mąstyti daugiau, norėti ir va taip, bet sakau, reikia turėti ribas, neuždraudžiančią savo kažką, bet ribas, kuomet reikia atsistatymui ir įsižeminimo ir ramybės. Tai tik tokios ribos egzistuoja teoriškai, va to įsižeminimo, kad vėl nurimtumėte ir atrastumėte, ką viduje iš tikrųjų jūs norite patys savo pasakyti ir ką savyje perskaityti. Ką savyje perskaityti. Gal kokią žinutę turit iš angelų sargų, tai kurią tiesiogiai norite perduoti visiems paklausyti. Kažkokią paskutinę žinutę šiandien. Neškite šviesą, neškite ir tamsą, nes tokiu būdu galėsite nešti patys save. Su visomis savo spalvomis, atspalviais, teorijom, mintim, savybėm, unikalumu. Neškite save. Neškite patys, nes ir esate tie angelai sargai. Kai reikia pagalbos, galite kreiptis į patys save. Ir žinoti, kad jūsų kitos dalys jūs girdi, visą laiką girdi, nes vien tai, kad esate čia gyvi, tai ta gyvybė yra kaip jungiamoji dalis, kaip gyja, kaip siūlas iki mūsų pačių kitų versijų, įvairiausių jūsų pačių versijų. Tai yra tiesiog ta jungtis ir tiesiog prašyti pagalbos savo paties dalyse šnekėtis su savimi pačiu daugiau. Mums yra įdiegta žmonėm, kad šnekėti su savimi yra, ta prasme, crazy. Kaip tu gali su savimi šnekėti, tu išprotėjai. Kai būtent tik su savimi ir gali šnekėtis. Kai yra užspaustas tas šnekėjimas, žmonės dažniausiai šiaip su savimi šnekasi, kai jau atrodo jau prieina ribą, kuomet iš tikrųjų išprotėja, tiesiog atsiranda kitoje dimensijai, tuo metu jau smegenys atsiskiria nuo mąstymas, visas tas suvokimas savęs atsiskiria nuo įsižeminimo, ant tiek nebeįsižemina, kad jis tiesiog yra išplaukęs. Tai dažniausiai vyksta ne dėl to, kad jis su savim daug šnekėjosi, o dėl to, kad jį išorė tai paveikė, kad jis kaip vėjas buvo išplaikstytas, neįsižeminęs ir dėl to jį tai paveikė išorę. Per visas tas emocijas išgyvenimus žmogus tada jau jo išskridęs visiškai susidaro įspūdis, kad tik su savim šnekas ir tai yra, dėl to yra toks stereotipas, kad jis išprotėjo, ne su savim šnekas. Kai iš tikrųjų tik su savim pasišnekėjus nuo pradžių, kai būnant to ąžuolo įsižeminus, tenais yra didžiausia išmintis. Nes jūs tikrai žinote, ką pasakėte, ką išgirdote, ar tai rezonuoja su jumis, ar tai nerezonuoja. Ar tai jūsų pasaulis? Ar tai jūsų kažkurios kitos dalies pasaulis, kur irgi yra jūsų dalis? Bet kodėl jinai, pavyzdžiui, apsireiškia? Ką ji nori pasakyti? Ir kai ją išklausai, leidai išnekėti, su ją paturi pokalbį. Taip, pasakyk, ką norėjai pasakyti. Kad ir kas tai būtų, tiesiog, sakyk, ką tu nori sakyti. Nepriimti to kaip kažkokio nuosprendžio, kad čia mano dalis ir aš taip galvoju. Tiesiog padiskutuoti su savim filosofiniais klausimais šitais gyvenimo. Jinai atsiunčia žinutę dažniausiai, kuri būna pagalba išspręsti kažką kito ir vėl kitai daliai priimti, perduoti tarsi estafetę kitai daliai vėl kitur kažkur. Jūs tarsi impulsą perduodat. Ir neužlaikot jo. O kai užlaikot ir prasideda tada išsibalansavimai. Šiandien pastebėjau energiją tokia tokia tvirta, tokia hektik, tokia varo, taip ir griežtai, sakyčiau. Negriežtai, tai iš tikrųjų, arba kai priimsit, irgi dabar jūsų dalis priėmė griežtumą. Kodėl griežtai? Nes tai yra tiesiog labai tvirta, užtikrinta energija, kuri tiesiog neturi abejonių, ką pasakė, jinai yra tvirta. Ir tą tvirtumą kažkodėl žmonės laiko kartais griežtumu ir tokiu tiesmukumu. Ir tai tarsi yra lengvas toks negatyvumas, agresija, nes tarsi kažkur neduoda laisvės daugiau kitam išgirsti. Tai tiesiog tvirtas pasakymas, bet priėmimas ir kitų versijų. Tiesiog vienos versijos tvirtas savęs suvokimas. Ir šitą versiją jinai gali išgirsti kitas versijas irgi. Tai nereiškia, kad jinai jeigu griežta ar labai tiesmuka, jinai negirdi kažko aplink.
taip pat dažniausiai tai susidaro dėl to, kad žmonės taip elgiasi, yra va, tokie tiesmuki, griežtesni tada, kai jie nori labai įrodyti ir gina savo tiesą labai. Šiandien tokia energija, kuri tiesiog negina, galite ją priimti, nepriimti, čia nuo jūsų priklauso, tiesiog tai yra tai, kas šiuo metu lengviausiai, harmoningiausiai galėtų būti kaip įrankis, kaip pagalba, sprendžiant savo problemas ir atsakant į tokius klausimus, kas yra įsižeminimas ir kas yra angelai sargai. Ir Kalnų Krištulas. Jisai kalba labai irgi tiesmukai, ne visuomet, bet kokiu kampu šviesa tą dieną spindėsime. Nes jisai labai gerai transformuoja kryptį. Ir šiandien kryptis yra pasiekta to tokio, susisiekta su tokiais laukais, kurie labai va, tokie tvirti, švarūs ir neturi daug aidų, neturi daug sienų, kurias gali atsimušti, neturi daug veidrodžių. Tarsi švaresnė tokia, kuri gali tiesmukai pamatyti ir pasakyti. Ir šitam veidrodžių pasaulyje, va dabar prasideda, kaip suvoksi tai. Kaip priims. Turėtumėt jausti šiam palengvėjimą. Nes kūnas pradėjo save suvokti labiau ir suprasti, kad visos dalis nori šnekėtis. Ir ateis laikas, jūs galėsite vis daugiau dalių kažkokių priimti savo. Ir daugiau laiko pastangų įdėkit ne kovai, kaip kovoti su to dalim, prieš giniautį, ar ten ją užstoti, užtildyti ir panašiai, o daugiau tiesiog paklausti tiesiai šviesiai, ko nori šiandien. Tada energijos tiek neįdėsite į tą gynybą, į tų bokštų statymą, į tų Kinijos sienų aplink save, viso to projektavimo. Jūs tiesiog paklausite tiesiai šviesiai. Kaip, pavyzdžiui, su jumis kažkas grubiai elgėsi, nežinau, pardavėja pavargus ir tiesiog parduotuvėje grubiai kažką pasakė, pardavė, tiesiog jau pasijutot labai sužeistas tuo metu kažkokia dalimi. Tai nepriimti to, nenusinešti, nekovoti, baimė tokia, anokia. O tiesiai šviesiai paklausti, kodėl jūs toks grubus šiandien? Kodėl jūs tai dabar pasakėt? Ir kai tiesiogiai taip pasakai, tada atsiranda toks suvokimas, kad iš tikrųjų aš pasakiau taip, o kodėl pasakiau, gal agresija, gal nuovargis, prasiranda daug dalykų. Tai ir daug daugiau energijos išnaudojama, kai to nedaroma, kai tiesiog užpykstama, nusinešama. Kai tai padaroma iš viso, arba transformuojasi į kažką ramaus ir įsižemina į žemę, ir tas angelas gali tiesiog vėl toliau gyventi, ne taip prislėgtas, ne tokiais vėjais blaškomas. Kai tiesiog apeinate tokį šonkų tą padarot.